Šiandien pasigaminsime kalėdinę eglutę iš medžio šakelių. Pagrindą galite daryti įvairų. Galite įgipsuoti į vazonėlį, įsigręžti į plytą, kaip tik sugebat, taip darykit. Galit netgi užlieti vazonėlį parafinu ir įstatyti šaką, kad jums būtų tvirtas pagrindas. Prie pagrindo prisitvirtiname vėlą ir pradedame darbą. Iš šakelių apsukant vėlą reikia suformuoti eglutę. Kaip jau jūs ją įsivaizduojat, kaip miške turi augti tobula eglutė, taip ir darykit. Aš maišysiu truputį kalnų pušies su kėniu ir kukmedžiu. Bet galima naudoti tik tai kėnį, tik tai pušį ar dar ką sugalvojat. Svarbiausia, kad nuo prisilietimo sudžiūvęs medis jums nenubyrėtų. Nes po kalėdų greičiausiai, jeigu darysite tik iš eglės, jums liks pliko šakos. Taip kad siūlyčiau pasirinkti tokius medžius, kurie nebyra. Kadangi visi kalėdiniai medžiai, spygliuočiai, yra labai sakuoti, siūlyčiau naudoti pirštinės. Formuoti pradedam nuo apačios ir vainikas po vainiko kylame į viršų. Truputį šakeles pasismulkinam ir pasižiūrim, kad gražiai eitų eglės vainikas. Užbaigiam eglutę, dabar mes ją puošime rankų darbo žaisliukai. Tai tiesiog yra iš visokių atlikusių medžiagų padaryti eglutės žaisliukų. Kai norisi kažko kito, įdomiau, natūraliau, ne taip, kad tik tai nusipirkti iš parduotuvės žaislus, tai galima pasidaryti štai tokius. Tai yra parafinuoti kankorėžiai, kurie tiesiog, kai lieka žvakių nenudegusių galiukų, galima išsitirpdyti parafiną dubenyje ir įmerkti į juos kankorėžius. Tai yra suklijuota iš įvairių žievelių, taip pat parafinuoti. Parafinas konservuoja, truputį suteikia šerkšną. Čia tiesiog ant kamuoliukų užsukti siūlai. Tai yra notrelės lapai suklijuoti. Yra iš spalvoto popieriaus ir augalų suklijuoti, sukonstruoti žvaigždučių motyvai. Tai pabandysim dabar pasipuošti šitais. Ir baigiame puošti mūsų rankų darbo eglutę, rankų darbo žaisliukai. Kaip yra sakoma, kad rinkoje pasirodė padirbti kalėdų žaisliukai. Pagrindiniai duomenys yra tokie, kad viskas taip pat kaip pas tikrus, tik tai nedžiugina. Tai manau, rankų darbo žaisliukai, kuriuos patys pasidarysit, jūs tikrai džiugins, šildys visas kalėdas.